Naujo būsto preliminari pirkimo pardavimo sutartis iš pirmo žvilgsnio tai nėra kažkoks ypatingas ar sudėtingas sandoris, tačiau jeigu pasižiūrėtume į finansinį mastą tokio sandorio arba į aplinkybės, kad dauguma pirkėjų tokius sandorius sudaro 1 ar 3 kartus gyvenime, tai automatiškai kyla tokiem pirkėjam daug baimių, mato, įžvelgia daug rizikų ir panašiai. Pati preliminari pirkimo pardavimo sutartis yra sandoris, kuriuo vystytojas įsipareigoja pastatyti ir parduoti turtą, pirkėjas įsipareigoja nusipirkti tą turtą ir sumokėti tam tikrą kainą. Esminiai momentai galbūt pirkimo pardavimo sutarties būtų tokie, tai yra pirkimo objektas, tai butas ar kotedžas, toliau būtų kaina, taip pat terminas, iki kada perkamas būstas pereitų pirkėjo nuosavybėn, bei daug klausimų kyla dėl atsakomybės. Yra numatyta, kas būtų, jeigu pirkėjas atsisakytų sutarties, jeigu vystytojas taip pat nutrauktų sutartį. Pirmas momentas tai yra pats objektas. Kadangi kalbame apie naujos statybos būstą, standartiškai yra įsigyjamas turtas, kuris yra brėžiniuose. Tai yra turtas pats savaime kol kas nėra pastatytas, nėra įregistruotas nekilnojamo turto registre, todėl pirkėjams dažnai kyla klausimų, o kas bus, jeigu nekilnojamo turto vystytojas to turto nepastatys. Tokia rizika, aišku, egzistuoja, tačiau yra keli momentai. Jeigu pasižiūrėti kelių dešimčių metų praktiką, tokie atvejai pavieniai. Kitas momentas, jeigu mes kalbėtume apie patyrusius, seniai rinkoje veikiančius nekilnojamo turto vystytojus, tai jie nekilnojamo turto pardavimus pradeda tik tai tuomet, kada yra pilnai įsitikinę, kad įstatomam turtui yra gautas finansavimas ir kad tas turtas bus pastatytas iš tikrųjų. Todėl vienintelis galbūt patarimas šiuo atveju pirkėjams, dėl ko jie bijo, kad sumokės kažkokį avansą, paskui turtas bus nepastatytas, tai galbūt rinktis žinomą patikimą vystytoją, su jais iš tikrųjų problemų nebus. Kitas momentas yra perkamo būsto plotas. Kaip taisyklė yra preliminarioje sutartyje nurodyta, kad tai yra preliminarus plotas. Pirkėjams vėlgi kyla klausimas, kodėl preliminarus ir kas būtų, jeigu tas nurodytas preliminarus plotas stipriai keistusi. Kodėl nurodomas preliminarus plotas? Pirmas dalykas, statybos eigoje gali būti minimalių kažkokių tai nukrypimų nuo projektinio ploto. Kitas dalykas, būna atveju, kai tenka keisti projektinius sprendinius. Tuo metu galimi kažkokie didesni pokyčiai. Čia vėlgi kyla klausimas pirkėjui, kas bus, jeigu tas plotas žymiai padidės. Nes pavyzdžiui, aš perku 50 kvadratinių metrų butą, man tokio reikia, o čia bus 40 arba 60 kvadratų. Pas sąžiningus vystytojus preliminariose sutartyse pastoviai yra numatoma tolerancija būtent ploto, tai yra 1, 2, 3%, kada yra toleruojamas ploto padidėjimas arba sumažėjimas ir jeigu iš tikrųjų yra didesnis arba žymiai mažesnis plotas, tada pirkėjas, įvertinę savo galimybės ar norus pirkti mažesnį ar didesnį butą, gali paprasčiausiai be jokių neigiamų pasiekmių atsisakyti to pirkimo ir tada sutartiniai santykiai pasibaigia. Kitas dalykas tai būtų kaina. Standartiškai visi vystytojai numato fiksuotą 1 kvadratinio metro būsto kainą. Jinai nesikeičia. Pati viso būsto kaina yra numatoma kaip preliminari. Ir būtent preliminari dėl jau mano minėtų aplinkybių, kad gali keistis turto plotas. Iš esmės šitoje vietoje didelių baimių nėra. Jeigu iš tikrųjų plotas pasikeičia labai stipriai, tai galima bus atsisakyti sutarties. Tuo tarpu galutinė kaina būsto bus apskaičiuota tada, kada bus pastatytas turtas, bus atlikti kadastriniai matavimai, bus turtas registruotas nekilnojamo turto registre ir tada jau bus aiškus visas plotas ir bus aiški kaina.